Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų. Arnas Duraselis. Artūras Mėsininkas. Gabija, mergelė iš Nazareto. Visi moka gražiai kalbėti, bet ar visi išdrįs tai padaryti? Adrenalinas, įtampa, triumfas, naujieji herojai gimsta čia. 90 sulauksiu. Tai apie ką mes kalbam? Tai va, Man kojom šalta. supirkinėjom automobilių katalizatorius. Jūs visi esat saugus. Saugus su manim. Sėčiau sportą ir galvoju, kas bus. Tai sveikinamės iš Klaipėdos, iš Medelino pirties ir šiandien turime svečią Artūrą Samulį, ilgamžiškumo ekspertas, 4 dano meistras. Ir kaip save pristatytum plačiau? Tai ačiū labai už tą tokį trumpą pristatymą. Šiaip iš esmės visi taškai ir susideda dabar ant ilgamžiškumo. Ilgamžiškumo kelionės labai stipriai į tai pasinėriau pastaruosius keletą metų. Daug to domiausi, daug keliauju po pasaulį. Visas atostogos yra suderintos kartu su moksliniam konferencijom. Žmona jau ant manęs pyksta, sako, gal galėtume mes jau tiesiog pailsėti, tiesiog gal į Turkiją, tiesiog nors labai paprastai. Nes dažniausiai egzotinės šalis, egzotinės vietos ir viskas su ilgamžiškumu susiję. Tai tiesiog tas prisistatymas toks labai daug domiuosi dabar tuo. Ir, jo, tai ir norisi, kad būčiau tapatinamas šiandien būtent su tuo. Pradėkim truputėlį nuo pradžių iš tikrųjų. Kaip nusprendei išvažiuoti į Ameriką, ką ten veikėjai, kiek laiko buvai ir kodėl grįžai? Kaip ir dauguma, einam kažkaip, tas kelias mūsų mokykla, universitetas, kažkoks karjeros siekimas, tai Amerika buvo tikrai ne į karjeros aukštumas, daugiau buvo gal pertrauka tarp karjeros. Iki Amerikos aš 5 metus dirbau turizme ir dabar dar tenka kartais išvykti su grupėmis po egzotiškus kraštus, kaip grupės vadovai, tai paprašo dar buvę esami draugai, buvę tokie kaip verslo gal partneriai, sako, ar gali dar palydėti, tai dažniausiai būna Maldyvai, Šrilanka, tokios šalis. Žmona meldžia į Turkiją bent jau. Tai bent jau, sako, gali paprasčiau, kiek ten Maldyvai. Tai va, Amerika buvo pertrauka po turizmo, turėjau gal metų beveik pertrauką tokią be darbo, šiek tiek sunkesnė. Emociškai toks, buvo pirmas mano toks gal pasiridenimas žemyn mano suvokimu, kai tu lipi karjeros laiptais, susiduri su iššūkiais. Neįveikiau to iššūkio, išėjau už darbo ir tada buvo pauzė. Bet iš kitos pusės išėjai iš komforto. Iš komforto išėjau, taip. Ir juokaudavau, sakau, gyvenu kaip olimpietis, sportuoju 3 kartus per dieną. Pasiruošimą pažiūrėjau labai atsakingai, diržo ir kažkaip labai fainai susidėliojo. Nes išėjau kovo mėnesį iš darbų, vasaros gale egzaminai, tai po tų egzaminų taip dėliojasi ir vienas draugas, kuris ateidavo pas mane sportuoti, aš vesdavau treniruotės, fizinio pasirengimo, sako, žinai, mano draugas vienas Amerikoje planuoja verslą ir ieško, kas galėtų padėti išsukti. Sakau, gerai, pabandom. Koks tai verslas buvo? Mes supirkinėjom automobilių katalizatorius. Kitaip detalių perekupai. Detalių, bet labai įdomu buvo, labai įdomu. O nėra taip, kad ten būna vagis išpjauna tas katalizatorius, ne? Šitas momentas labai fainas, ačiū labai iš tikrųjų šitą klausimą, nes mes labai dažnai kažkaip, kai mums užduoda klausimą, kur mes kažkaip, liktai ne fasonas, toks, liktai ne faina būtų, nes iš kostiumo ir iš baltų marškinių išėjau į dulkes ir katalizatorius. Tai dabar apie tai drąsiai kalbu, turbūt nelabai esu plačiai dalinęsis, tai jums pirmiems turbūt tokiai plačiai auditorijai ir pasidalinsiu. O ką? Prašau, darbas yra darbas. Ir labai faina, labai daug išmokau, beprotiškai daug, nes aš galvojau, kad aš esu labai kietas pardavėjas, o ten reikėjo pirkti tuos katalizatorius ir ne po vieną, o 100 pavyzdžiui. Vieną kartą nuvežiau savo kaimyną, labai gerą draugą, nuvežiau į barą. Aš jau tada alkoholio nevartojau, jisai stipriai vartojo ir mes buvom geriausi draugai, nes jisai turėjo labai naglą mašiną, aš pavairuodavau. Tai mes nuvažiavom iki baro ir prie manęs priėjo bendras pažįstamas, jie IT srityje kartu dirbo ir sako, žinai, sako, malonu susipažinti, sako, aš jaučiu iš tavo akcentą, kad tu esi ne amerikietis, ką tu čia veiki. Nu ir visiems labai įdomu, sako, aš jau pusę metų gyvenu Amerikoje
ir man labai prastai sekasi. Sako, kas tau prastai sekasi? Sakau, matai, aš buvau kietas pardavėjas, aš galvodavau, aš viską galėdavau parduoti. Sakau, dabar man nesiseka nupirkti. Sako, o gal tu bandai nupirkti kaip pardavėjas? Čia buvo labai labai girto žmogaus toks pamąstymas. Ir aš išėjau su tą mintim iš tikrųjų ir man tas padėjo. Jeigu paklaustumėt, ką pakeičiau, nelabai atsimenu, bet po to labai pradėjau mąstyti, kad iš tikrųjų, reiškia, skiriasi. Kad tu pradėjai taikyti kažkokius metodus, kažkaip kitaip elgtis, kažkaip lengviau į viską žiūrėti ir tada atėjo ir sėkmė? Aš pradėjau kurti santykį. Tiesiog kurti santykį su tais, kurie sakydavo, mes 30 metų parduodam tai pačiai kompanijai, mums tas neįdomus. Tai eini 10 mėnesių, eini 12 mėnesių pas tą patį klientą ir paskui jis tampa didžiausių įmonės klientų. O kas tau padėjo susitvarkyti su tais iššūkiais, kur sakai, pavyzdžiui, buvo sunku? Taip. Kur jau ten nieks nesigauna ir kas tave motyvavo eiti toliau daryti, ieškoti vis tiek kažkaip? Disciplina. Tada kažkaip labai pavykdavo susitvarkyti ir tas sportinis režimas gal nuo vaikystės įpratis, kai tu žinai, kad yra sunku mentaliai, vis tiek fiziškai tu save įstatai į tokią situaciją, kur tu sugebi iš savęs kažkaip išspausti, žinai. Labai juokinga būna, kartais reikia pasiruošti kokiai, mokslinei konferencijai, pranešimą skaityti. Ir atrodo, niekaip nesigauna. Sėdi, niekas nelenda į galvą, nerandi įdomios informacijos, galvoju, einu žolę nupjauti. Ir čia ne fizinis toks kažkoks pratimas, bet po žolės nupjovimo tu kažkaip grįžti toks lyg pailsėjęs, kažką padaręs ir... Ar turėjai galimybę Amerikoje būdamas ir pasportuoti savo mėgiamą sporto šaką karatė? Buvo labai įdomu tenai. Aš gyvenau New Jersey'e, netoli New Yorko, netoli Manhattano. Man 30 minučių būdavo traukiniu iki to žymėjo Manhattano, labai faina. Vakarais, savaitgaliais nuvažiuodavau. Iki treniruočių būdavo 1,5 valandos mašina, tai didelis atstumas pakankamai. Važiuodavau iš pat pradžių taip intensyviai užsispyręs. Labai faina buvo, nes aš kaip tik buvau išsilaikęs antrą daną ir atvažiavau į klubą, kur buvo Lenkų kilmės vyrukai, jau senai gyvenantis Amerikoje. Ir jie buvo su 3 danais. Ir jie buvo ką tik 3 išsilaikę ir ten kita federacija. Aš gal tokį patikslinimą noriu, kas yra danai, nes galbūt yra žiūrovų, kurie nežino, apie ką čia kalbam. Antras, pirmas. Tu kaip tai padarė, aš praktiškai krūptelėjau. Arnai, gali paaiškinti, kas yra danas? Danas yra vyro vardas. Tai tiesiog kiek turi draugų, 4 danus draugus. Tai 4 draugus? Petras. Okay. Tai aš turiu 4 draugus, Arnas tik su manim draugauja. Danas tai yra meistriškumas, tai yra pataisyk mane, Artūrai, jeigu tu turi 4 daną, tu esi jau super meistras, kuris turi 4 juodus diržus, bet tie juodi diržai yra už nuopelnus. Šiaip iš esmės labai įdomu yra tai, kad tu pirmą turi, ne? O kiek daugiausiai danų gali būti? 10. 10 daugiausiai? 6. 6. Lietuvoje yra daugiausiai 6. Šiaip 10 egzistuoja, bet bijau, kad 10 taip ir nebus, nes įkūrėjas, tas, kuris sukūrė šitą stilių, Masutaka Oyama, 94-ais jisai iškeliavo jau. Jisai turėjo 10, ne? Jis turėjo 10, tai gal kaip įkūrėjas, manau, kad vienintelis ir bus. Čia kaip mokykloje būdavo, sako, 10 tai moka tik Dievas. Artūrai, 3 dalis, blitz klausimai, ledo vonia. Kokios yra tavo 3 didžiausios baimės? Jau tikrai nebe šaltis. Kas dar? Ko aš dar bijau? Pačialenžinkit. Turi ten tam rate savo... Gal tam karste tenai užsidarius, pagalvojau po žemę, kad čia jau būtų, žinok, toks sik. Geras, kaip keista, pavyzdžiui, aš asmeniškai taip nejaučiu. Ne? Tarsi aš nebandęs, bet tikrai tiesiog nebuvo. Man atrodo, kad čia tikrai... Aš bandžiau, tai man nebuvo baisu. Bet kitą kartą. Tikrai iššūkis. Man atrodo, toks nesmagus. Tai, kad atsidarysi kliniką, mes prilėksim. Su karstu. Su karstu ir iškasim tada duobį. Ar tiki, kad žmogus gali išgyventi iki 150 metų? Tikrai taip. Ar išbandytum genų redagavimą, kad prailgintum gyvenimą? Taip. Ar norėtum, kad tavo sąmonė būtų perkelta į dirbtinį kūną? Atsakysiu, kai sulauksiu 100 metų. Ar manai, kad kūno senėjimą galima visiškai sustabdyti? Taip.
Ar tiki, kad žmogaus smegenis gali būti pilnai susietos su dirbtiniu intelektu? Taip. Mėgsti ekstremalius iššūkius, spausk like, užsiprenumeruok mūsų kanalą ir pasidalink su draugais. Gerbėmieji, kiekvieną antradienį per Delfi TV mūsų laida Du šalti vienas karštas. Ką norėtų matyti mūsų svečiuose, rašyk mūsų Instagram'e. Du šalti vienas karštas. Jeigu nespėjote išgirsti arba pamatyti, taip pat mūsų laida yra ir Spotify platformai. Tavo palaikymas mums padeda kurti pačias įdomiausias laidas. Gerbėmieji, laikinkit, prenumeruokit ir dalinkitės gerą žinią. Aš šiaip noriu labai sugrįžti prie ilgamžiškumo temos. Kaip jinai atėjo į tavo gyvenimą ir kaip tu ją iš viso atradai? Labai lengvai viskas atėjo, palengva. Kalnuose slidinėjant, su viena pora susipažinom, kartu su žmona buvom, tai sėdėjomės, tiesiog bendravom ir sako, žinot, yra tokia nauja tema. Longevity vadinasi, aš pirmą kartą išgirdau tą tokį žodį kaip savoką. Geras, sakau, kas čia yra, apie ką čia eina kalba. Tai mes išsikalbėjom, sako, čia yra kažkas apie ilgamžiškumą, apie įpročius, mokslas kažką tyrinėja. Tai tokią užuomeną gavau ir grįžęs pradėjau po truputį daugiau domėtis. O dar labiau domėtis pradėjau būdamas Meksikoje. Sužinojau, kad yra galimybė atlikti labai įdomius testus, kur tu gali net savo mirties datą sužinoti. O kokie čia testai? Yra epigenetinis laikrodis toks, vadinamas time to death, kaip ir laikrodis tavo, kada jisai sutiksėtų. Ir esant idealiom sąlygoms, taip kaip dabar aš gyvenu, tokia kokia mano yra sveikatos būklė, tai mano ląstelė ištyrus parodo tyrimas, kada ta ląstelė numirtų. Jeigu dabar laboratoriniam sąlygom gyvenčiau, nes yra O galėtum pasidalinti, kada ta tavo data būtų? Ne. Kiek metų? Aš laikau šitą paslaptyje. Okay. Pasakys, kodėl. Aš kai sužinojau tą time to death, tą laikrodžio datą, aš ne žmonai nesakiau šitos datos ir kažkaip laikau tą intrigą. Ai, niekas nežino? Niekas nežino. Tik aš žinau. Bet tu pats išsigandai bent jau? Ne. Nustebai? Ne, aš, toks saugus. 90 sulauksiu. Pagal tą... Tai apie ką mes kalbam? Tai va, bet mums reikia kalbėti apie kokį 150. Labai įdomu, yra į begalės įvairių skirtingų tokių kaip biomarkerių vadinamų, kur tu gali daug skirtingų sužinoti rodmenų. Ir tas time to death laikrodis, jisai ir būtent yra apie tai, kad jisai rodo tavo biologinį amžių ir rodo, kada iš esmės tu mirtum, ane? Tai pirmą kartą, kai pasidariau, aš pamačiau tą skaičių, galvoju, ir tada nėriau jau. Tam tikros terapijos, ten šalčio terapijos, kriosaunos, keliaujant. Redlightas koks eina. Redlightas. Ir galvoju, gerai, tai aš dabar tuos metus gyvenu ir bandau pataikyti į tą ilgamžiškumą tokią kaip mokslą. Po metų pakartoju ir žiūriu, kad... Kiek pailginai? Kad pablogėjo. Pablogėjo? Ja. Wow. Pablogėjo situacija. Ir buvo labai įdomu iš tikrųjų. Ir aš tada sakau, Vaidas Dirsė yra toksai mokslininkas, superinis žmogus. Irgi beje kovotojas. Tai su Vaidu gerai bičiuliaujamės. Tai Vaidas ir gelbėjo daugelį klausimų man iš esmės apie tyrimus kalbant. Vaido pagalba pasidariau tyrimus ir tada sakau, žiūrėk. Buvo kaip tik Valentino diena. Atvažiavo Vaidas į Kauną pas mane į svečius iš Vilniaus. Aš jį pasiėmiau iš traukinių stoties, važiuojam, sako, žinai, aš turiu tau rezultatą. Ir jis man pasako rezultatą, sakau, žiūrėk, o kaip čia taip gaunasi, kad blogai. Ir mes pradėjom diskutuoti. Sako, gerai, aš su tavim negyvenau tuos metus, aš negaliu matyti, kaip tu gyvenai, ne, ir ką darai, ir ko nedarai. Bet labai didelė tikimybė, kad tai buvo stresas. Ir stresas, tas toks gerasis stresas, kurį mes laikytume, pavyzdžiui, kaip sportą, labai intensyvų, alinantį tam tikrą prasme sportą, kaip vieną iš tų indikatorių, kurie sumažino tą visą rezultatą. Pavyzdžiui, tada ruošiausi 4 danui, ruošiausi crossfito varžybom ten Italijai. Tikėtina, kad šitas dalykas ir Tai išvada, kad irgi per daug arba profesionalus sportas jisai irgi... Perspaudžiau tiesiog. Aišku, buvo darbiniai reikalai, prastesnis miegas ir visa tai susidėjo. Čia yra prielaida, mano rezultatas pablogėjo, jeigu labai skambiai skambant, tai yra ten 2,5 karto, bet kai pasidariau pirmą kartą, buvau 5 mėnesiais vyresnis biologiškai negu ant paso, o kai pakartojau, buvau metais vyresnis. Ir tu bandai matuotis tarp kitų žmonių, kur tu esi. Tu nelabai žinai pasaulinių vidurkių. O kokius veiksmus padarei, kad pagerinti po to, sakykime, situaciją? Atsisakėjai sporto? Pradėjau
Šitas geras. Šitas geras. Atsisakyk, mečiau sportą ir galvoju, kas bus. Pradėjau rūkyti. Ja, grįžau prie senų gerų įpročių. Ir pailgėjo. Bet iš esmės tai tiesos yra geras pastebėjimas, kad mečiau sportą, aš jo nemečiau, bet aš išėjau plaukti. Išėjau plaukti. Pakeitė galbūt sportą, ne? Ir aš, jeigu manęs paklausdavo iki šiol, va, taip sakydavau, nu, prastai su sportu, gal toks etapas buvo ir darbiniai karjeroje, galvoju, reikia tokio kaip gydymo tam tikrą prasme ir pajutau, kad vanduo labai mane pasikvietė. Galvoju, jeigu mano biologinis tas amžius pablogėjo, tai kaip aš galėčiau kažkokiais kitais būdais pasigerinti tą rezultatą. Tai pradėjau sekti gliukozę, nešiojau šitą gliukomatį prie rankos mėnesį, gal daugiau. Tada pradėjau daryti protarpinius tokius pabadavimus po parą per savaitę. Tas labai padėjo. Aš jau įdomu paminėjai tą gliukozės matuoklį. Kokie tavo pastebėjimai, gal įžvalgos apie maistą, ką valgai su gliukozės matuokliu? Aš elgiausi tikrai nepavyzdingai, nes kai aš jį įsisegiau, kai buvau kaip mažas vaikas, dariau visokias nesąmonės. Nu, nes labai įdomu. Ledų. Tu per appsą matai. Cukraus vatą. Visiškai. Vynioja. Tu visas į cukraus vatą įsiviniojas vaikštai ir viskas štai. Cukraus įmonė. Ja. Ką tau primena šitas dalykas? Aš tau parodysiu. Aš beveik žinau jau, ką tu parodysi. Aš beveik žinau. Taip. Jūs visi esat saugus. Saugus su manim. Turbūt. Kas neaišku, ne? Senai čia žinom šitą dalyką. 90 kažkelintų, man atrodo. Dabar taip, jūs esat visi saugus su manim. Visi saugiai keliausit. Kol jūs esat šalia manęs, jūs esat visi saugus. Tai va, papasakok žiūrovam, ką tai reiškia ir kuo tu susijęs su šitu. Su šituo žmogum nesusijęs, bet jisai išgarsino Kuršėnus iš tikrųjų. Tikrai. Ten yra video stateliai Šiauliuose. Nežinau tikrai, kas tas žmogus, bet ten privažiuoja autobusiukas toks mėlynas. Ir vyrai sako, nu kas į Kuršėnus. Ir viskas, jeigu tu į Kuršėnus šoki ir važiuoji. Turime ir žiūrovą, kuris mus seka, klausia. O tik vieną? Ir mes sutarėm šioj laidoj kalbėti liaudiškai suprantamai. Taip? Taip. Tai mes turime skambutį iš tikrųjų, tai vat čia klausimas. Sveikas, Artūrai. Klausia tave Zigmas iš Rietavo. Man 70 metų. Kas tas ilgaamžiškums yra? Ką vat atsakyti žmogui, žiūrovui, kuris gyvena, atlieka darbus, mėgaujasi, kas tas ilgaamžiškumas iš tikrųjų yra? Zigmas gerus užduoda klausimą. Tai ačiū Zigmui labai už klausimą. Aš nežinau, kokia Zigmo yra dienotvarkė, ką jisai veikia šiaip gyvenime, kuo jisai užsiima, bet žiūrinti tuos žmonės, kurie gyvena 70 ir daugiau, ne, va tos pačios mėlynos zonos. Tai labai svarbu išlaikyti savo kasdienį aktyvumą. Ir man žavu yra, nes pačiam yra tekę būti ir Kostarikoje ir aš esu dalinęsis istoriją, kad tu eini į kalną, mes ten viloje gyvenam labai aukštai, aš einu su 3 sustojimais, o pro mane dėdukas eina ir praeina. Tiesiog, nes tai jam yra įprasta. Tai kalbant apie tokį, kas tai yra ilgaamžiškumas, tai vat ir būtent nepamesti tų fundamentalių dalykų, kaip to judėjimo kasdienio. Aš labai tikiuosi, kad Zigmas turi kažkokį daržą kieme, kurį gali prižiūrėti ir tiesiog pasirūpinti būtent tas laiko leidimas lauke, miegas beje. O gal turi kažkokių patarimų, kai jeigu žiūrovas žiūri ir kažkas sunkiai miega, kokių tokių gal paprastų patarimų, ką žmogus gali padaryti, kad geriau užsimiegoti? Kaip tik klausiausi vieno tokio, yra, pasakysiu, garsus žmogus, bet dabar galvoju, pavardė užkrito. Tikiuosi dar ne Alzheimeris. Vardą pasakyk, gal mes atsiminsim. Jis yra indų kilmės, jeigu neklystu. Labai Deepak Chopra, man atrodo. Tai buvo konferencija prieš kelias dienas online ir aš Instagram mačiau, kad vyksta. Buvau pasijungęs ir buvo pakviestas svečias ir būtent buvo kalba apie prieš miegą, kaip nusiraminti. Buvo klausimas ir praktika tokia. Tai buvo kvėpavimas. Tiesiog kvėpavimas, sako, galite, jeigu pačiu paprasčiausiu būdu, tai yra prigimtinis kvėpavimas, kai tu per 4 kartus lėtai įkvėpi ir lygiai taip pat per 4 skaičius iškvėpi. Prieš kelis metus įkūrei Facebooko grupę Atominiai žmonės. Nuo ko viskas prasidėjo ir apie ką tai yra? Įdomi istorija, kaip visada. Visas geras istorijos įdomios.
kas gerai baigėsi. Tai džiaugiuosi, kad nesibaigė dar tas projektas. 5 metus gyvuoja. 5 metus gyvuoja. Netgi atsirado jis anksčiau negu tu išgirdai pirmą žodį longevity. Kas šiai dienai labai šiaip koreliuoja. Labai susiję. Ir tai tave programavo jau prieš 5 metus. Yra dar daugiau tokių programų, kurios dabar aš jau kai sėdžiu ir matau, kad į mane visiškai ateina visi keliai. Tai iš esmės pas Atominių žmonių klubas, aš manau, kodėl jisai sėkmingai gyvuoja dėl to skaitinio partnerio, nes tau padeda žmonės. Pavyzdžiui, tu įkeli video kažkokią arba nuotrauką, kad tu atlikai, ne? Tu šiandienos ten normą kažkokią tai atlikai, tu sulauki tų laikų, širdelių, komentarų ir tikrai žmonės palaiko. Ir labai, dopamino gauni tokio. Ir labai faina, nes tu tikrai, kai vyksta iššūkis, tau būna sunkių dienų. Ir tu tiesiog galvoji, gal meščiau ir nebedaryčiau. Tai labai smagu iš tikrųjų būna, žmonės parašo, ar dažniausiai man asmeniškai parašo, sako, tarkim, arba susitrumavau, kažkas įvyko, nebegaliu tęsti iššūkio, bet kažkaip nepatogu tiesiog išeiti. Tai jie jaučiasi ataskaitingi šitoje vietoje. Tikrai yra įspūdingų rezultatų, kur žmonės, pavyzdžiui, man labiausiai patinka pilkieji kardinolai, kaip aš vadinu, stebėtojai. Jie stebi, jie nieko nedaro, jie video nekelia, jie nelaikina nieko, ne? Bet jie pradeda sportuoti. Ir būna po kokių ten daug metų sutinki ir sako, Artūrai, aš tau esu labai dėkingas už tai, kad tu mane įkvėpiai sportuoti. Sakau, kaip aš tave įkvėpiau. Nu, sako, atominiai žmonės. Geras. Bet jisai niekada nieko neįkėlė, niekur nedalyvavo, jisai tiesiog mato, kiekvieną kartą srautą. Ir malonu tau kaip iniciatoriui, taip? Labai malonu. Taip. Ar gali bet kas prisijungti tavo grupę? Gali. Atominiai žmonės. Jo, Atominių žmonių klubas yra uždara grupė. Gyvenimas ir mirtis. Nuspręs ratas. Girdėjau, kad turi tokių ambicingų planų atidaryti kliniką. Nėra pinigų pa žmogų. Saulė nusileido, pažiūrėjo panoramą. Aš labai džiaugiuosi, kad gyvenu Lietuvoje. Nemas skauda. Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų.